Viena iš treniruočių stovyklų prieš jaunimo iki 20 metų Europos čempionatą vyksta ir Dzūkijos sostinėje. Alytaus sporto ir rekreacijos centro arenoje šiandien intensyviai treniruojasi 13 rinktinės jaunųjų krepšininkų. Pasak jų trenerio Tomo Pačėso, sąlygos Alytuje išties geros. Tai mūsų paskutinė stotelė prieš Europos čempionatą, dar turim vieną žaidėją kaip ir atsisveikinti, nes važiuos 12, dabar turim 13 iš tikrųjų ir daug traumuotų iš vis neatvažiavo į rinktinę, taip kad bėdos atveju dar turim vieną žaidėją, pasiliekam, nes tikrai darbas yra puikus, jaunimas labai paklusnus, labai noriai dirba ir gerinam žaidimo kokybę, taip kad, sakau, malonu grįžti šią dieną į Alytų, į savo miestą. Labai didelis ačiū miesto sporto vadam, miesto merui, miesto savivaldybei, kurie bendrom jėgom suteikė mums galimybę čia sportuoti. Galvoju, čia yra irgi įvykis Alytaus miesto sporto gyvenime, kaip dabar lengvosios atletikos čempionatas, kur vyksta, kad išjudint mūsų tą visuomenį gyvenimą. Šį šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos jaunių rinktinės atstovai Alytaus arenoje sužais dviejas draugiškas varžybas su estų studentų rinktine. Taip pat norėčiau labai pakviesti visus žiūrovus, krepšinio mėgėjus ateiti šeštadienį 6 val. Mes žaisim draugiškas varžybas su Estijos studentų rinktinė, sekmadienį 11 val. Ryte, taip kad įėjimas nemokamas, taip kad visus maloniai kviečiam pasirinkti už savo nacionalinę jaunimo komandą. Po stovyklos Alytuje Tomas Pačėsas su jaunių rinktinė pasirengimą Europos čempionatui užbaigs Estijoje, kur ir vyks pats čempionatas. 20-mečio Europos čempionato pirmojo etapo A grupėje Lietuvos krepšininkai susitiks su Graikijos, Vokietijos, Serbijos ir Gruzijos rinktinėmis.